Ponios ir ponai, sveiki atvykę į Europos tarybos pagrindų konvencijos dėl dirbtinio intelekto ir žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės pasirašymo ceremoniją. Convention cadre du Conseil de l'Europe sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Sveikiname visus prisijungusius prie šios konferencijos. Minister of the Republic. Ponios ir ponai, teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska, žodį suteikiu Jums. Madam Secretary. Ponė sekretorė, vicepirmininkė, ponios ir ponai, labas rytas ir lietuvių kalba. Sakau, šios dienos Europos tarybos pagrindų konvencijos dėl dirbtinio intelekto pasirašymas yra labai svarbus momentas mūsų visuomeniai, kadangi mes visi čia šiandieną matome, kaip yra puoselėjami žmogaus teisų standartai, kurie susijęs su mūsų inovacijomis ir augimu. Ši konvencija nustato teisinę bazę, užtikrinančią, kad viskas vyktų etiškai ir taip pat, kad būtų tinkamai įgyvendinami žmogaus teisų standartai, užtikrinamas skaidrumas, taip pat, kad būtų užtikrinta apsauga nuo diskriminacijos ir taip pat puoselėjamos mūsų vertybės tose srityse, kur dirbtinis intelektas ir inovacijos mus paliečia. Ir tarpusavėje susijusioje globalioje visuomenėje mes visi kartu turime ruoštis įgyvendinti šį dokumentą. Todėl ši konvencija liudija, kiek daug mes galime pasiekti dirbdami kartu. Aš norėčiau pasveikinti Europos tarybą už tai, kad ėmėsi šios iniciatyvos ir už tai, kad leido parengti šią konvenciją. Ir dabar mes žengiame į naują sritį, kur žmogaus teisės bus puoselėjamos plėtojantis dirbtiniam intelektui. Dėkoju. Ladies and gentlemen, Ms. Marija Pečinovič. Ponios ir ponai, ponia Marija Pečinovič Burič, Europos tarybos generalinė sekretorė. Prašom, žodis Jums. Madame la ministre de la Justice. Gerbiama Lietuvos teisingumo ministrė, gerbiama Evelina, ponos ir ponai ministrai, Europos komisijos vicepirmininkė, gerbiamas žmogaus teisų komisarė, ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Lietuvos teisingumo ministerijai už tai, kad suorganizavo šios sutarties pasirašymą. Tai tikrai labai svarbus momentas. Europos tarybos vertybės yra amžinos. Taigi labai svarbu veikti tam, kad jos būtų įgyvendintos ir tam, kad atlieptume šiandienos iššūkius. Nėra abejonių, kad dirbtinis intelektas turi daug potencialo pagerinti mūsų gyvenimus. Tačiau ir matome, kad šie pokyčiai jau vyksta. Tačiau nereikėtų pamiršti ir rizikų, kurios kyla. Ir to negalime ignoruoti. Žvelgiant iš Europos tarybos požiūrio taško, svarbu užtikrinti, kad šios technologijos plėtra laikytųsi mūsų normų ir jų nesilpnintų. Todėl ši pagrindų konvencija dėl dirbtinio intelekto, žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų ir buvo sukurta būtent šiais tikslais. Tai pirmoji tokia sutartis tarptautiniu lygiu. Tai labai tvirtas ir puikiai subalansuotas tekstas. Ir tai yra susiję su procesu, kurio laikėmės rengdami šią sutartį. Dėrybose dalyvavo visos 46 Europos tarybos narės, taip pat stebėtojos ir įvairios kitos šalis iš viso pasaulio, o taip pat ir Europos Sąjungos atstovai. Taip pat aktyviai įsitraukė ir pilietinė visuomenė bei privatus sektorius.
Ir todėl buvo pasiektas įtraukus požiūris, užtikrinęs, kad sutartyje atsispindėjo įvairios perspektyvos. Ir taip pat, kad ji turi potencialą pasiekti suinteresuotusius asmenys visame pasaulyje. Dabar turime pereiti nuo teorijos prie praktikos. Ir šioje ceremonijoje mes pasiekėme didelę pažangą šią linkmę. 10 parašų bus padėta šiandien ir tikimės, kad tai bus tik pradžia ir jų bus daug daugiau. Ir po to netrukus įvyks ratifikavimas. Tam mums reikia 5 šalių, įskaitant 3 Europos tarybos šalis, tam, kad sutartis įsigaliotų. Aš nekantrai laukiu šios dienos, nes tai aktualu visiems piliečiams. Ir žinoma, noriu pasveikinti jūs visus susirinkusius čia šiandieną už tai, kad padėjote priartinti šį momentą. Ačiū. Ladies and gentlemen, Mr. Thomas Schneider. Ponios ir ponai, ponas Thomas Schneider, dirbtinio intelekto komiteto iš Europos tarybos pirmininkas. Prašom, žodis jums. Secretary General, Ministers. Generalinė sekretorė, ministrė, Jūsų ekscelencijos, ponios ir ponai, draugai, man didžiulė garbė pasisakyti dirbtinio intelekto komiteto vardu šios ceremonijos metu, pasirašant sutartį dėl Europos tarybos pagrindų konvencijos. Iš tikrųjų, nuėjome ilgą kelią nuo to momento, kai pradėjome ruoštis šiam momentui 2019 metais iki formalaus patvirtinimo sutarties šių metų gegužės 17. Noriu pabrėžti, kad tikrai visi dalyviai dirbo pasišventę ir pademonstravo didžiulę patirtį. Visos delegacijos aktyviai dalyvavo sunkiame dėrybų procese. Dirbome siekdami sukurti instrumentą, kuris ne tik Europoje, bet visose pasaulio šalise, kuriuose puoselėjama demokratija ir teisinė valstybė, būtų užtikrinta, jog būtų atsižvelgta į egzistuojančius standartus veiklose susijusiose su dirbtiniu intelektu. Šiandieną pradedame naują kelionę, pasirašydami šį dokumentą. Džiaugiamės, kad dalyvauja tiek daug šalių ir kad jau nemažai šalių yra pasirašę konvenciją. Tikimės, kad netrukus ją pasirašys dar daugiau šalių ir tikimės, kad taip pat netrukus šis dokumentas bus ratifikuotas ir konvencija tokiu būdu taps gyvų dokumentu. Tačiau darbas dar nesibaigė. Po 10 dienų susitiksime Strasbūre ir dirbsime toliau, remdamiesi demokratijos ir žmogaus teisių rizikos vertinimo metodologiją ir tai padės mums įgyvendinti konvenciją praktiškai. Ir šiandieną pereiname prie kito etapo, kuriame užtikrinsime, kad pagrindų konvencija bus tinkamai įgyvendinta ir taps globalių standartų išsamei reglamentuojant dirbtinį intelektą. Dėkoju 57 valstybėms narėms, Europos Sąjungai ir kitoms dalyviams bei stebėtojams iš visų suinteresuotų partnerių prisidėjusių prie to, kad mums ši užduotis pavyko. Taip pat dėkoju KAI biuro nariams, taip pat Europos tarybos sekretoriatui už pasišventimą ir darbą. Taip pat dėkoju 3 asmenims, su kuriais glaudžiai bendradarbiavau 2 metus, dieną ir naktį kartais. 20 metų jau dirbu Europos taryboje ir įsitikinau, kad tai buvo geriausi partneriai atliekant šią sunkią užduotį. Ir jų išsamios žinios, profesionalumas, diplomatija
pasišventimas, taip pat jų žmogiškos savybės leido mums sudaryti unikalią komandą ir pasiekti sėkmės. Brangus kolegos, aš niekada gyvenime nepamiršiu šio laikotarpio, kuomet dirbau kartu su jumis. Man didelė garbė buvo pirmininkauti dėryboms dėl šios sutarties ir tikiuosi, kad ir toliau dalyvausiu bendradarbiavime tarp partnerių. Dėkoju. Ladies and gentlemen, I shall now invite in Ponios ir ponai, dabar norėčiau abėcėlės tvarka pakviesti, pasisakyti šalių atstovus ir delegacijų atstovus, kurie išreiškia norą pasisakyti apie dirbtinį intelektą. Dabar pirmiausia suteiksiu žodį Andoros atstovui, kuris turi įgaliojimus pasirašyti konvenciją. Ponios ir ponai, tokia eksponentinė dirbtinio intelekto plėtra mums kelia įvairiausių iššūkių. Taigi labai svarbu, kad mes šiuos iššūkius spręstume daugiašalių lygmenių, ypatingą dėmesį skirdami žmogaus teisės. Dėl šios priežasties mes dalyvaujame Europos tarybos dirbtinio intelekto, žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės pagrindų konvencijos pasirašymo ceremonijoje. Ši konvencija atliks labai svarbų vaidmenį, nustatant tarptautinius dirbtinio intelekto naudojimo standartus. Jais siekiama užtikrinti, kad dirbtinio intelekto technologijos, jas kuriant ir taikant, būtų gerbiamos pagrindinės žmogaus teisės, išsaugoma demokratija ir stiprinama teisinė valstybė. Ši konvencija nustato aiškius principus ir gairias valstybėms ir užkertant kelią galimam piktnaudžiavimui ir pasinaudojant dirbtiniu intelektu, skatinant tinkamą jo naudojimą tarptautinėme teisinėme bendradarbiavime. Ši konvencija palengvins keitimas informaciją, veiklos koordinavimą ir visą tai naudojant įvairių procesų metu pasitelkiant dirbtinį intelektą. Žinoma, žmogaus teisės ir demokratinės vertybės, jų integracija į šią konvenciją tik sustiprins valstybių tarpusavio pasitikėjimą, užtikrins veiksmingą ir sąžiningą bendradarbiavimą. Dėl to Andoros kunigaikštystė yra didelė garbė būti vienai iš pirmųjų šalių pasirašiusių šią konvenciją. Taip mes rodome savo tvirtą įsipareigojimą toliau stiprinti žmogaus teisių apsaugos sistemą ir tuo pat metu užtikrinant technologinę pažangą. Dėkoju. For Georgia, Mr. Rati Bregadze, Minister of Justice. The floor is yours before presenting the Secretary General with the full powers and signing the convention. Sakartvelo teisingumo ministras, kuris įgaliotas pasirašyti konvenciją. Ponios ir ponai, visų pirma pasinaudosiu galimybę padėkoti mano kolegoms iš Lietuvos už puikų organizavimą. Dėkoju, kad pakvietėte mane į šį renginį. Kalbant apie šią konvenciją, norėčiau pasakyti, kad šita konvencija yra labai svarbus žingsnis
plėtojant teisę ir teisinę valstybę, o tai yra pagrindinių žmogaus teisių pamatas. Sakartvelo teisingumo ministerija yra atsakinga už skaitmeninės valdysenos plėtrą Sakartvele ir per savo darbo procesus pastebėjome, kad nėra pusiausvyros tarp labai spartaus technologijų vystimosi ir teisinės bazės. Todėl pirmiausia norėčiau paminėti, kad labai svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp žmogaus teisių ir tarp greito dirbtinio intelekto vystimosi, kuris yra naudojamas teisėje. Šiemet mes žengėme pirmą žingsnį ir šiais metais mes Sakartvele įstengsime dirbtinio intelekto centrą. Esame pionieriai pasirašę šią konvenciją, kuria mes dirbtinį intelektą visokiojopai integruosime į mūsų teisingumo sistemą ir tikimės gerų rezultatų. Dėkoju. For Iceland, Mr. Martin Edgefulson, permanent. Islandija, Martin Edgefulson, užsienio reikalų ministerijos sekretorius. Jis yra įgaliotas pasirašyti konvenciją. Madam Secretary, Gerbiami ministrai, sekretorė, kolegos, noriu pirmiausia padėkoti Lietuvos ministrai už jūsų svetingumą ir už tai, kaip organizavote šį renginį ir pasirašymo ceremoniją. Pas mus gal vasara nebuvo tokia graži, tad dėkoju už ir gražią vasaros pabaigą. Mes 2 metus labai ilgai konsultavomės, turėjome labai daug iššūkių ir pasiekėme rezultatą. Yra daug iššūkių, kuriuos kelia tarptautinis intelektas tarptautiniu mastu ir šita technologija neturi jokių sienų. Dirbtinis intelektas keičia mūsų gaunamą informaciją, keičia mūsų pasirinkimus ir mūsų visuomenės veikimą. Ateinančiais metais tai atliks dar svarbesnį vaidmenį tame, kaip mūsų ekonomika ir pramonė veikia, kaip gyvena mūsų piliečiai ir tarpusavėje bendradarbiauja ir gyvena viešajame ir privačiajame gyvenime, įskaitant ir demokratiniuose procesuose. Dirbtinis intelektas yra ir rizika, ir nauda. Mes turime užtikrinti žmogaus teisų apsaugą, tačiau tai kelia nemažai iššūkių dėl tų teisų pažeidimo. Tai apima ir teisės į privatumą pažeidimą, taip pat informacijos kokybės ir autentiškumo riziką. Taip pat gali būti, kyla rizika, kad bus normalizuotas smurtas paremtas lyties sumetimais. Todėl manome, kad labai svarbu, kad Europos taryba sukurtų reikiamus standartus ir apsaugotų žmogaus teisės tiek internete, tiek fizinėje aplinkoje. Todėl mes pasirašome šią konvenciją, kuri apima labai svarbų subalansuotą tekstą ir jis buvo parengtas po rimtų konsultacijų. Iš tiesų, būtina įtraukti privatojų sektorių siekiant užtikrinti konvencijos efektyvumą. Tikimės, kad mes greitai ją ratifikuosime ir be abejo labai svarbus pliusas, kad šita konvencija yra atvira ir laukia, kad jos prisijungtų daug šalių. Mes
Taip pat turime investuoti į švietimą dirbtinio intelekto srityje ir vertinti technologijų potencialą įvairiuose sektoriuose, ypač pabrėžiant, kaip turi būti taikomas dirbtinis intelektas sveikatos sektorėje, energetikos, atsinaujinančių energijos išteklių srityje. Ir mes, šalys kovojančios už demokratiją ir žmogaus teisų apsaugą, turime kartu užtikrinti, kad būtų apsaugotos šios vertybės ir skatinti jas skaitmeninėje aplinkoje. Ačiū. For Israel, Her Excellency Ms. Hadass Izraelis pasisakys ir Izraelio ambasadorius Lietuvoje yra įgaliotas pasirašyti konvenciją. Pone sekretorė, svečiai, ministrai, Europos tarybos atstovai. Šis puikus miestas yra yra labai puikioje Europos vietoje ir tai yra taip pat pirmoji vieta, kurioje yra pabrėžiamas etinio elgesio svarba. Ir tai yra žmoniškumo, vertybių centras ir tai yra labai svarbu visoms mūsų visuomenės pastangoms. Todėl mes pasirašome pirmąją pasaulio konvenciją apie dirbtinį intelektą. Ji yra paremta svarbiais etiniais principais ir technologinė plėtra. DI inovacijos žengia į priekį, todėl mes turime pareigą atspindėti jos pasiekimus ir bent jau iš dalies numatyti jos būsimą poveikį. Šita konvencija stengiasi išlaikyti subtilę pusiausvyrą tarp inovacijų ir atsakingo dirbtinio intelekto vystymosi. Izraelis su pasididžiavimu pasirašo šią sutartį, tai yra kaip gairės mūsų vidaus ir tarptautiniai politikai. Mes kolegų savo vardu, kurie dirbo daug ir sunkiai, kad pasiektų šitą momentą, norime padėkoti sekretoriatui ir delegatams už partnerystę per šias dėrybas. Izraelis šiuo metu kariauja didelį karą ir mes siekiame išlikti kaip žydų ir demokratinė valstybė. Nepaisant šių iššūkių, labai svarbu pasirašyti šią konvenciją. Tai, kad šiandien esame čia, parodo Izraelio įsipareigojimą užtikrinti atsakingų inovacijų principą. Mes kartu su savo kolegomis tikime, kad mes gyvensime taikoje, užtikrindami žmogaus teisės demokratinėje ir teisinėje valstybėje. Ačiū. For the Republic of Moldova, Moldovos Respublikos vardu Veronika Michal-Moraru, teisingumo ministrė, pasisakys dabar.
Madam Secretary, Madam Pone sekretorė, pone ministrė, ponios ir ponai, šiandieną susirinkome, kad pažymėtume labai svarbų momentą ir taip pat pabrėžtume Moldovos įsipareigojimą puoselėti tarptautinius standartus. Pasirašant Europos tarybos pagrindų konvenciją dėl dirbtinio intelekto ir žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės, Moldova dar sykį patvirtina savo pasišventimą ir įsipareigojimą siekti ateities, kuomet dirbtinės technologijos tarnautų žmogui, o net atvirkščiai. Tai yra ne tik teisinis instrumentas, bet ir įsipareigojimas užtikrinti, kad dirbtinis intelektas būtų naudojamas žmogaus naudai. Ir dabar technologijos vystosi labai greitai ir todėl labai svarbu, kad nepamirštume žmogiškojo aspekto ir prisimtume atsakomybę diegdami dirbtinio intelekto sistemas. Puoselėdami šį principą užtikrinsime, kad dirbtinis intelektas prisidės prie inovacijų, o taip pat, kad bus apsaugotas kiekvieno individo orumas, teisės ir laisvės. Ši konvencija padės mums visiems įgyvendinti išsame tarptautinę sistemą skirtą dirbtinio intelekto valdymui ir padės užtikrinti, kad dirbtinio intelekto pažanga vyks harmoningai atsižvelgiant į žmogaus teisės, demokratiją ir teisinę valstybę. Pasirašius ir ratifikavus šią pagrindų konvenciją, parodysime, kad Moldova įsipareigoja puoselėti žmogaus teisės, demokratiją ir teisinę valstybę. Pripažįstame, kad dirbtinis intelektas turi daug potencialo, tačiau turime atidžiai ir atsargiai valdyti, kad jis tarnautų visuotiniam gėriui ir mūsų piliečiams. Moldovos Respublika didžiuojasi, galėdama prisijungti prie tarptautinės bendruomenės šiame darbe. Norime, kad dirbtinis intelektas padėtų apsaugoti žmogaus teisės ir jas sustiprintų demokratiją ir teisinę valstybę. Dėkoju. For Norway, Mr. Ansper Norvegijos vardu Ansper Velsen, Teisingumo ministerijos ir viešojo saugumo valstybės sekretorius. Pone generalinė sekretorė, ministrė, draugai, Norvegijos vardu džiaugiuosi galėdamas pasirašyti šią pagrindų konvenciją. Tai yra pirmoji tarptautinė teisiškai privaloma sutartis reglamentuojanti dirbtinį intelektą. Jame numatoma bendra teisinė bazė, kuri tikimės pasitarnaus kaip globalus standartas reglamentuojant dirbtinį intelektą. Kai bus plačiai priimta ir patvirtinta ši konvencija, ji padės užtikrinti, kad dirbtinio intelekto technologijos bus diegiamos laikantis bendrų principų visame pasaulyje. Konvencijoje atsižvelgiame į galimas dirbtinio intelekto keliamas rizikas, pavyzdžiui, kišimasi į privato gyvenimą, diskriminaciją, taip pat demokratinių procesų iškraipimą. Ir taip pat joje pabrėžiama, kad būtina saugoti žmogaus teisės naudojant dirbtinį intelektą. Tai labai svarbu, kadangi dirbtinio intelekto technologijos tampa vis labiau integruotos į mūsų kasdienio gyvenimo aspektus. Tam, kad konvencija padarytų kaip galima platesnį poveikį, Norvegija pareiškė, kad ją taikys taip pat ir privatiems subjektams, o ne tik viešiesiems. Tikimės, kad kiti pasielgs taip pat. Mes tikimės, kad tarptautinis bendradarbiavimas ir toliau tęsis įgyvendinant šią konvenciją.
For San Marino, San Marino vardu Stefano Canuti, Teisingumo, gerovės ir šeimos ministras. Ministrė, prašome, žodis jums. Esate įgaliotas pasirašyti konvenciją. Pone generalinė sekretorė, ministrai, ponios ir ponai, šiandieną mes pasiekėme labai svarbų San Marino Respublikai momentą. Mes taip pat prisijungiame prie tų šalių, kurios pirmosios pasirašo Europos tarybos pagrindų konvenciją dėl dirbtinio intelekto ir žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės. San Marinas visą laiką siekia puoselėti Europos tarybos pagrindinius principus ir tik manome, kad ši konvencija yra labai svarbus žingsnis užtikrinant, kad šios vertybės būtų puoselėjamos greitai vystantis technologijoms. San Marino Respublika pasirašydama šią konvenciją dar sykį patvirtina, jog mano, kad labai svarbu įtvirtinti bendrą Europos teisinį pagrindą, reglamentuojantį dirbtinio intelekto panaudojimą, kuris turėtų būti etiškas. Mes pripažįstame, kad dirbtinis intelektas turi didžiulį potencialą, kalbant apie pažangą ir inovacijas, tačiau taip pat suprantame, kad būtina užtikrinti pusiausvyrą, atsižvelgiant taip pat ir į pagrindinės žmogaus teisės bei orumą. Ši konvencija nėra tik teisinis instrumentas, tai yra liudijimas, kad esame įsipareigoję siekti tokios ateities, kur technologijos pasitarnautų žmonijai ir sustiprintų demokratinės institucijas bei visuomenės pagrindus. Dėkoju. for the United Kingdom, Jungtinės karalystės vardu Shanana Mahmud, Teisingumo valstybės sekretorė, dabar pasisakys ir pasirašys konvenciją. Labai dėkoju, draugai. Dirbtinis intelektas turi potencialo paskatinti naują ekonomikos augimą, atnaujinti produktyvumą ir transformuoti mūsų viešasias paslaugas. Ši konvencija yra labai svarbus žingsnis, didinant pasitikėjimą tarp visuomenės narių inovacijomis, kurios mūsų laukia. Taip pat ši konvencija užtikrins tinkamą apsaugą naudojant dirbtinį intelektą, ypač puoselėjant demokratiją, žmogaus teisės ir teisinę valstybę tiek šalyse, tiek globaliai. Jungtinė karalystė didžiuojasi, kad prisijungia prie tarptautinių partnerių, įskaitant ir JAV bei Europos Sąjungą, tam, kad ši pastanga pavirstų tikrai globalia pastanga. Tikimės, kad ateityje dirbtinis intelektas pasitarnaus gėriui ir bus užtikrinti tinkami saugikliai, saugantis mūsų bendras vertybės. Todėl šiandieną mes esame labai svarbaus pirmojo žingsnio to link liudininkai. for the United States,
Jungtinių Amerikos valstijų vardu ponas Richard Verma, valdymo ir išteklių skyriaus sekretoriaus pavaduotojas. Dėkoju, ponios ir ponai, ministrai. Man labai didelė garbė būti čia Vilniuje ir pasirašyti šią globalinę dirbtinio intelekto konvenciją Jungtinių valstijų vardu. Noriu padėkoti San Marinui, Norvegijai, Moldovai, Islandijai, Europos Sąjungai ir visoms kitoms valstybėms už tai, kad parodėte kelią ir pasirašėte šią konvenciją. Mes pasisakome už žmogaus teises ir demokratiją, o tai yra pagrindas siekiant užtikrinti saugų DI naudojimą. Valstybės narės supranta, kokia yra labai svarbi teisės viršenybės sąvoka demokratijai ir žmogaus teisėms. Tai yra pirmoji DI konvencija, kurios dėmesio centre yra žmogaus teisų apsauga ir demokratinės vertybės. Jungtinės valstijos yra įsipareigojusios užtikrinti žmogaus teisų plėtrą ir dirbtinio intelekto plėtrą, užtikrina žmogaus teises. Tai dirbtinis intelektas gerina ekonominės galimybės, mažina nelygybę. Šios konvencijos kiekvieną nuostatą siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą, skaitomybę ir patikimumą. Taip pat skaitmeninį raštingumą, jo mokymą ir rizikos valdymo praktiką. Šios savokos yra Jungtinių valstijų politikos pagrindas tiek vietinių lygmenių, tiek tarptautinių. Pavyzdžiui, per prezidento Bideno nurodymą dėl dirbtinio intelekto saugaus naudojimo ir plėtros. Taip pat per Jungtinių valstijų tarptautinę kibernetinės erdvės ir skaitmeninės politikos praktiką. Per šiuos vykdomosius veiksmus mes siekiame užtikrinti skaitmeninės ateities pažangą ateityje, kuri užtikrins internetinį saugumą ir saugą. 24 metų kovo mėnesį bendru sutarimu Jungtinių valstijų asamblėja priėmė rezoliuciją dėl saugaus ir patikimo dirbtinio intelekto ir jo sistemų, kurios turi būti panaudojamos tvariai plėtrai. Tai pabrėžia, kad Jungtinės valstijos bendrai žiūri į šį klausimą kaip ir Europos Sąjunga ir kitos valstybės. Taip pat dėl pagrindinių su tuo susijusių aspektų ir netgi detalių. Mes bendrai turime apsaugoti žmogaus teises ir demokratinės vertybės dirbtinio intelekto kontekste. Sveikiname Europos tarybą parodžius lyderystę, kuriant šią konvenciją. Toliau bendradarbiausime kartu, siekdami užtikrinti žmogaus teises ir demokratinės vertybės, kurios yra mūsų bendro požiūrio į dirbtinį intelektą pagrindas. Ačiū. For the European Union, Ms. Europos Sąjungos vardu Vera Jurova, Europos komisijos vicepirmininkė atsakinga už vertybės ir skaidrumą. Vicepirmininkė, žodis jums, jūs esate įgaliota pasirašyti konvenciją. Pone generalinė sekretorė, ekscelencijos ministrai, ponios ir ponai, dirbtinis intelektas, technologijos yra pažangios, jos turi didelę perspektyvą ir jau duoda daug naudos daugybėje sričių, nuo sveikatos apsaugos, žemės ūkio, transporto, švietimo iki kitų sričių. Tai yra vienas demokratinės sistemos ramsčių. Ir teisingumo sistema taip pat yra tas ramstis. Čia
dirbtinis intelektas gali palengvinti teisingumo, prieigą prie teisingumo, padėti teisingumo valdžios institucijoms vykdyti labai daug laiko reikalaujančias užduotis. Tuo pačiu metu, o tai yra vienas iš pagrindinių klausimų, kurį mes šiandieną sprendžiame, mes negalime ignoruoti tos rizikos, kurią kelia dirbtinis intelektas, nes ši technologija turi užtikrinti pagrindinės teises ir padėti funkcionuoti mūsų demokratiniai sistemai. Taigi mes turime žengti į priekį, laikydamiesi savo vertybių. Mums labai svarbus klausimas yra Europos Sąjunga ir dirbtinio intelekto teisės aktas. Tai yra išsamusis teisės aktas, kuris įsigaliojo prieš kelis mėnesius. Žmonės turi žinoti, kad naudodamiesi dirbtiniu intelektu jie gali juo pasitikėti. Mūsų skaitmeninėme susijusiame pasaulyje šios galimybės ir iššūkiai neapsiriboja vieno regiono ar šalies sienomis, netgi žemynos teritorija. Mums reikia globalių žaidimo taisyklių, todėl ta konvencija, kurią mes šiandieną pasirašome, yra mūsų konvencija ir tai yra labai svarbi gairė, svarbus žingsnis. Tai yra pirmasis teisiškai saistantis instrumentas tarptautinių lygmenių. Tokio pobūdžio instrumentas. Ir labai džiugu, kad tarp mūsų Europoje yra daug bendraminčių, kurie dalyvavo šios sutarties dėrybose. Tai liudija, kad mūsų vertybės bendros. Aš esu labai patenkinta tuo, kad matome jūsų įsipareigojimą. Šios konvencijos pasirašymas labai svarbus, aš skatinu ir kitus tai padaryti. Tai yra įsipareigojimas užtikrinti, kad DI technologijos atitiks žmogaus teisų apsaugos, demokratijos ir teisinės valstybės principus, nes tai yra mūsų visuomenės pagrindas. Taip pat esame įpareigoti skatinti atsakingas inovacijas, todėl aš didžiuojuosi pasirašydama šią konvenciją ES vardu. Tai tik pradžia. Mes toliau turime tęsti mūsų bendrą darbą, siekdami tęstinės plėtros ir siekiant užtikrinti, kad ši plėtra susijusi su tokiamis svarbiomis technologijomis būtų vykdoma laikantis mūsų pagrindinių vertybių. Ačiū. Ponios ir ponai, tuo baigiame pasirašymo ceremoniją. Dabar norėtume pakviesti pasirašiusius asmenis ir delegatus bendrai nuotraukai. Dėkuoju už dalyvavimą. So, good morning, labas rytas. Labas rytas. Jau visi susirinkote, taigi galime pradėti. Pone sekretorė, pone vicepirmininkė, komisarė, ministrai, Jūsų ekscelencijos, garbus svečiai, ponios ir ponai, man didelė garbė kreiptis į Jūs šiandieną, pradedant Europos tarybos teisingumo ministrų neformalią konferenciją. Norėčiau pasveikinti kiekvieną iš Jūsų čia Vilniuje. Prieš pradedant norėčiau informuoti, kad šios konferencijos įžanginės kalbos taip pat bus transliuojamos internete. Taip pat vyksta vertimas anglų ir prancūzų kalbomis. Galite pasirinkti kalbą, kuri jums yra patogesnė. Taigi, brangus kolegos, prieš kelias dienas mes visi matėme, kaip atrodo situacija, kai nėra teisinės valstybės. Rusijos prezidentas Putinas buvo priimtas tarptautinio baudžiamojo teismo šalyje narėje Mongolijoje, kur jam buvo patiestas raudonas kilimas, užuot jį suėmus. Tai akivaizdžiai parodo, kad agresoriaus kaimynė turi du pasirinkimus.
būti teisinė valstybė ir demokratija, tačiau patirti nuolatinę agresijos grėsmę arba tapti jos bendrininkė. Ukraina dabar kovoja su tokia agresija, dabar Lietuva kovoja prieš 34 metus, nes laisvoms demokratinėms tautoms nepakeliama yra būti pajungtoms brutaliai diktatūrai. Ir kalbame ne tik apie laisvės praradimą, kalbame apie bandymus ištrinti tautą nuo žemės paviršiaus. Turime užtikrinti žmogiškojo orumą ir pagarbą žmogaus teisėms. Todėl, būdami Sakartvelo draugais, stebime situaciją ten ir mus neramina taip vadinamo užsienio agentų įstatymo priėmimas. Tai gali turėti neigiamų pasiekmių žodžio laisvėje, teisė į privatumą, taip pat teisė dalyvauti viešose reikaluose. Iš savo pačių istorijos žinome, kaip svarbu yra savalaikis teisingumo užtikrinimas. Bėgant laikui keičiasi politikai, įrodymai dingsta, atmintis išnyksta. Taip pat išnyksta ir teisingumui padaryti pažadai. Negalime laukti su teisingumu tarptautinių nusikaltimų atveju. Todėl, kad jeigu lauksime, tik paskatinsime nusikaltelius ir toliau sistemiškai pažeidinėti žmogaus teisės vis labiau ir labiau. Tarptautiniai nusikaltimai Ukrainoje daromi ir toliau kiekvieną dieną. Prieš keletą dienų brutaliai buvo užpulta Poltava ir nužudyti 53 asmenys ir 271 sužeistas. Remiantis Ukrainos NVO pateikta informacija, kas 5. asmuo Ukrainoje arba išgyveno, arba buvo karo nusikaltimo liudininku. Tačiau tiesa yra dar liūdnesnė, kiekvienas ukrainietis yra tarptautinio Rusijos agresijos nusikaltimo auka. Ir todėl labai aiški specialaus tribunolo įsteigimo sąlyga. Tai yra įžūlus Jungtinių tautų chartijos pažeidimas. Šiandieną sutinkame, kad Putinas ir jo bendrininkai yra atsakingi už agresijos nusikaltimus, tačiau vis dar negalime sutarti, kad dabar atėjo laikas patraukti juos atsakomybėn. Teisingumas turi laukti to, kas niekada... Jeigu teisingumas turi laukti to, kas niekada neįvyks, tai nėra teisingumas, tai nėra teisės valstybė. Daugiau nei 2 metus mes diskutuojame apie įvairiausius specialiojo tribunolo įsteigimo aspektus. Mes pademonstravome politinę valią, taip pat įsteigėme tarptautinį agresijos nusikaltimų persekiojimo centrą ir taip pat praplėtėme Eurojusto mandatą ir tokiu būdu parodėme konsensusą, kad reikia greitai ir nuosekliai steigti žalos registrą. Tačiau iki šiol labai patogu yra smerkti agresijos nusikaltimus ir taiksyti su jos pasiekmėmis, užuot ėmusis pagrindinės tokių nusikaltimų priežasties. Ieškodami drąsos ir politinės valios spręsti tokias problemas, turime sutarti, kad nacionalinė jurisdikcija remiasi vienodais baudžiamo proceso standartais, įskaitant įrodymų rinkimą ir tikrinimą, kad vėliau teismo salėje nekiltų sunkumų. Anot prezidento Zelenskio, teisingumas yra stipresnis nei Kremliaus sienos, todėl šios dienos diskusijose raginu mus prisiminti, kodėl visi kartu susibūrėme vadovaujant Ukrainai, kuri yra agresijos nusikaltimo auka, siekdami užtikrinti, kad nebaudžiamumas neklestėtų, kad visi tarptautinių nusikaltimų darytojai būtų patraukti atsakomybėn ir kad agresorius padengtų visą žalą, kurią padarė Ukrainai. Todėl kviečiu jūs visus šiandieną pasidalinti dar esamais iššūkiais, užtikrinant atskaitomybę už tarptautinius nusikaltimus padarytus prieš Ukrainą ir prieš Ukrainą. Ši konferencija yra svarbi proga dar sykį įtvirtinti mūsų įsipareigojimą puoselėti tarptautinės teisės ir žmogaus teisių principus. Gerbiamieji, tai, kas atrodo įmanoma,
tampa įmanomu tada, kai žmonės to tiki. Šiandieną esame vietoje, kuri simbolizuoja Lietuvos istoriją ir vertybės. Kaip jau vakar minėjau, vakarienės metu, prieš 35 metus, nuo Gedimino kalno prasidėjo Lietuvos Baltijos kelias, kai Baltijos žmonės be mobilių telefonų, socialinių tinklų ir interneto sugebėjo visi kartu nusidriekti 650 km linijoje, kovodami už mūsų laisvę, teisingumą ir nepriklausomybę. Prieš 4 metus lietuviai susirinko katedros aikštėje Laisvės keliui ir ranka rankon nutiesė grandinę nuo Vilniaus iki Baltarusijos, demonstruodami paramą demokratiškai nusiteikusiems Baltarusijos piliečiams. Kadangi Europos tarybos vertybės, mūsų demokratinių visuomenių vertybės, tai nėra tik žodžiai, reikia imtis ir veiksmų. Turime užtikrinti, kad agresija prieš Ukrainą susilauktų plačių politinių, finansinių ir teisinių pasiekmių ir kad būtų imtasi visų mums prieinamų priemonių, kad pasiūstume aiškę žinutę autoritariniams režimams visame pasaulyje. Šiandieną jūs visus kviečiu aiškiai išsakyti mūsų poziciją, vieningai užtikrinti, kad už nusikaltimus prieš Ukrainą būtų atitinkami asmenys patraukti atsakomybėn, nes tam ir buvo sukurta Europos taryba. Ir dabar norėčiau suteikti žodį Europos tarybos generaliniai sekretoriai, poniai Marijai Pečinovič-Burič. Thank you, Minister. Ačiū, Teisingumo ministrė, ministrai, Europos komisijos vicepirmininkė, gerbiami svečiai, ponios ir ponai. Man didžiulė garbė ir malonumas šiandieną būti čia, dalyvauti Vilniuje šioje konferencijoje. Ir manau, kad aš galiu pasisakyti visų mūsų vardu. Mes jau vakar patyrėme, koks yra jūsų svetingumas ir šitos konferencijos svarba yra labai didelė ir tikrai labai norime padėkoti pirmininkaujančiai Lietuvai, kuri pirmininkauja Europos tarybos ministrų tarybai. Noriu jums už visą tai padėkoti ir toliau tikiuosi tęsti mūsų bendradarbiavimą. Čia esantis ministrai turbūt suprantate, kad esate patys svarbiausi, nubrėždami teisingumo kursą Europoje. Šiandieną mes turime galimybę imtis tolesnių žingsnių, siekiant užtikrinti tarptautinių atskaitomybę už tarptautinius nusikaltimus, kurie padaryti Ukrainoje. Praėjus daugiau kaip 2,5 metų po Rusijos federacijos žiaurų ir neteisėtą agresijos karą Ukrainoje, mes toliau matome, kad tęsiasi smurtas ir šią vasarą. Ir mes turime užtikrinti reikalingas sistemas ir bendradarbiavimą. Mes turime padėti tarp nacionalinės ir tarptautinėms teisingumo sistemoms, kad jos dirbtų kartu siekiant šito tikslo. Tai nėra visada paprasta. Tai reikalauja užpildyti egzistuojančias spragas, rasti kelius tam padaryti ir tai daryti koordinuotai, nuosekliai ir efektyviai. Mes turime būti pasirengę išplėsti tarptautinio teisingumo architektūrą ir toje deklaracijoje, kurią jūs šiandieną pasirašysite, kuri bus šios konferencijos rezultatas, mes ją parodysime jūsų pasirengimą tai padaryti. Tai reiškia, tai apima sudėtingus klausimus, kaip mes užtikriname tai, kad būtų tinkamai surenkami naudingi, autentiški įrodymai, kaip galime dalintis šiais įrodymais teisėtai ir sąžiningai. Mes kalbame apie praktikos pakeitimą tam, kad
nebebūtų nebaudžiamumo, kad tie, kurie atsakingi už rimtus tarptautinius nusikaltimus, būtų patraukti atsakomybėn. Mes jau turime labai svarbius teisės aktus, pavyzdžiui, Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą, kuriuo nurodoma, jog valstybės narės privalo bendradarbiauti. Sveikinu Ukrainą, kuri nusprendė prie jos prisijungti dar prieš 2 savaitės. Toliau Liublianos ir Hagos konvencija dėl savitarpio teisinės pagalbos. Ji padeda šalims bendradarbiauti, tyriant rimtus tarptautinius nusikaltimus. Taip pat Europos taryba parengė nemažai sutarčių ir kitų svarbių priemonių, kurios taikomos tiesiogiai. Tai apima ir Europos konvenciją dėl ekstradicijos, dėl tarpusavio pagalbos baudžiamosiuose bylose bei nuteistų asmenų perdavimo konvenciją. Visas jas ratifikavo mūsų 46 valstybės narės. Toliau Europos konvencija dėl baudžiamojo proceso perdavimo baudžiamosiose bylose, prie jos taip pat prisijungė didelė dauguma valstybių narių. Visos šitos teisinės priemonės yra pagrindinė teisinė bazė tarptautiniam bendradarbiavimui su Ukraina baudžiamosiose bylose. Mūsų ekspertų komitetas, dirbantis su šiomis bylomis, padeda valstybėms narėms išspręsti problemas ir pritaikyti konvencijas. Nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios, per kiekvieną savo posėdį jie skyrė laiko spręsti šiems klausimams ir kokį poveikį tai daro tarptautiniam bendradarbiavimui. Ir šio diskusijų centre buvo Ukraina. Labai svarbu tęsti šitą darbą. Taip pat labai svarbu yra pasitelkti Europos žmogaus teisių teismo jurisprudenciją. Jo sprendimai yra taikomi ne tik sprendžiant Rusijos agresijos teisinės pasekmes, tačiau taip pat išaiškinti ir išspręsti klausimus susijusius su tarpvalstybiniu įrodymų rinkimu. Tam reikalinga numatyti ir standartus, kaip vykdyti baudžiamąjį procesą ir teismus in absentia. Per savo diskusijų metu jūs prisidėsite prie šių teisinių tekstų ir patirties plėtimo, praplečiant ir baudžiamosios teisės ribas. Tai yra ir vienas iš svarbiausių tikslų. Žinoma, suprantame, kad tam reikia mąstyti drąsiai ir novatoriškai. Teisingumo ministrų konferencija, kuri vyko praėjusiais metais, labai prisidėjo prie šių pastangų. Pradėjus visų pirma veikti Ukrainos žalos registrui, kuris dabar veikia visų pajėgumu. Ir gavome jau 1000 paraiškų dėl sugadintų ar sunaikintų namų. Netrukus bus pateikti ir kiti ieškiniai susiję su įvairių artimų, giminaičių, tėvų mirtimi ar dingimu, taip pat su savanorišku perkelimu šalies viduje bei Ukrainos infrastruktūros naikinimu. Visos šios pretenzijos yra pirmasis svarbus žingsnis, kuriant tarptautinį kompensavimo mechanizmą. Ir šis mechanizmas taip pat labai svarbus, nustatant ir atsakomybę. Europos taryba yra pasirengusi suteikti visą reikiamą paramą. Taip pat mes esame pasirengę remti darbą susijusį su specialiuoju teismu dėl agresijos prieš Ukrainą. Nesvarbu, kokia forma bus pasirinkta. Viena iš svarstomų galimybių dabar yra dvišalis susitarimas tarp Ukrainos ir organizacijos, kuris remtųsi išplėstiniu daliniu susitarimu. Tai metodas, kuriam jau yra teisinių precedentų. Galime prisiminti kitus
ad hoc teismus, kur viena iš šalių visada būdavo tarptautinė organizacija. Galima paminėti Sierra Leonės specialųjį teismą, taip pat nepaprastai Kambodžos teismą bei specialųjį tribunolą Libanui. Europos tarybos statutas patvirtina, kad mūsų veiksmai siekiant taikos turi būti grindžiami teisingumu. Europos žmogaus teisų teismas yra puikus pavyzdys institucijos, kuri veikia veiksmingai ir kuri yra įsteigta mūsų institucinėje sistemoje. Mūsų patirtis, stabilumas, lankstumas yra tik privalumai, jeigu bus nuspręsta steigti specialųjį teismą. Taip pat dar darbo grupė turės pasisakyti dėl įvairių kitų svarbių ir labai sudėtingų klausimų. Teismo jurisdikcija, nusikalstimo apibrėžimas, imuniteto taikymas ir visa tai remiantis tarptautinę teisę. Todėl darbo grupė turėtų skirti visą reikalingą laiką šiems klausimams apsvarstyti ir galiausiai turėtų būti priimtas sprendimas parenkant tinkamiausią šio teismo modelį. Svarbiausia yra, kad būtų įvykdytas teisingumas ir užtikrant teisingumą visiems nukentėjusiems asmenims. Ir koks bebūtų sprendimas, mes jį palaikysime. Neabejotina yra tai, kad jeigu mūsų bus paprašyta vadovauti šioms pastangoms, esame pasirengę tai daryti. Gerbiami ponai ir ponios, istorijos vaizdai, kurie mus vis pasiekia iš Ukrainos, yra sukrečiantys ir veria širdį. Kiekviena mirtis, sužeidimas, viskas turi sulaukti išskirtinio dėmesio. Tačiau negalime kalbėti apie atsakomybę, nesilaikant įstatymo raidės. Tai turi būti daroma tiek teoriniu lygmeniu, tiek praktiniu. Teisė turi būti taikoma tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Tai turėtų būti daroma nuosekliai, darniai ir dinamiškai. O ši konferencija mums ir jums yra galimybė žengti toliau negu bet kada anksčiau. Ir puikiai žinau, kad jūs tikrai pasinaudosite šią progą Ukrainos ir jos žmonių vardan, taip pat ir Europos vardan ir viso laisvo ir demokratinio pasaulio vardu. Ačiū, gero darbo. Thank you very much, Secretary General. Dėkoju generaliniai sekretoriai. Dabar norėčiau pakviesti Luką Savicką kalbėti pirmininko vardu, kuris dėja prie mūsų šiandieną negalėjo prisijungti. Dėkoju ministrė, kolegos, ministrai, ambasadoriai. Man tai yra gana neįprasta situacija. Šiandieną aš kalbu mūsų parlamentinės asamblėjos prezidento vardu ir turbūt visi žinote, kad prezidentas yra puikus oratorius, tad man šiandieną yra tikrai didžiulis iššūkis pasisakyti už jį ir perskaityti jo kalbą. Ministrė, ponios ir ponai, generalinė sekretorė, labai dėkoju už tai, kad pakvietėte mane į šią konferenciją ir norėčiau pasveikinti ministrų komitetą, teisingumo ministrus, visus kitus už tai, kad norite įvykdyti teisingumą už
tai, kas vyksta Ukrainoje. Prieš šią sesiją mes turėjome garbės stebėti pasirašymo ceremoniją, kur buvo pasirašyta konvencija dėl dirbtinio intelekto. Ir mes turime neklysti, tai nėra įprastinis renginys. DI konvencija yra tarytum tramplinas tolesnėms diskusijoms, tolesnėms politinėms ir kitoms diskusijoms dėl dirbtinio intelekto raidos ir jo poveikio visuose visuomenės sluoksniuose. Mano pirmininkavimo vienas prioritetų yra užtikrinti, kad tiek kasdienėme asamblėjos darbe, tiek kitur mes turime pasiekti ieškoti dirbtinio intelekto poveikio ir mes turime užtikrinti, kad visuomenė puikiai suprastų, kokios yra galimos rizikos. Žmogus turi išlaikyti kontrolę to, ką sukūrė žmonės. Todėl mes labai palaikome šios konvencijos plėtrą ir šių metų pradžioje mes vienbalsiai priėmėme nuomonę, kuri palaiko šios konvencijos įsigaliojimą. Mes dalyvausime dėrybose, kurios vienyje ne tik mūsų valstybės narės, bet ir Jungtinės valstijas, Kanadą ir kitas šalis. Ir kaip žinome, sienų tam nėra. Tai yra labai geras ženklas, kad tie standartai, kuriuos Europos taryba parengė, yra atskaitos taškas ne tik Europai, bet daugeliu atveju visam pasauliui. Mes šiandieną susidurėme su daugybė globalių iššūkių. Jie turi įvairų poveikį ir tiesa yra ta, kad Europos tarybos principai ir gairės turėtų būti vienodi visiems pasaulio regionams ir mes visi turėtume turėti globalius atsakus jiems. Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą ir to pasekmės yra svarbus dalykas ir tai lieka mūsų dėmesio centre. Ir mes turime bendrą Europos ir kiek įmanoma pasaulio poziciją. Ji yra labai svarbi, turime likti vieningi, drąsūs ir ryžtingi. Esu tikras, kad būtent mūsų asamblėja pirmiausia iškėlė šį klausimą 22 metų balandžio 22, kad Rusija turi būti patraukta atsakomybėn už visus savo veiksmus įvykdytus Ukrainoje ir prieš ją. Ir turime vieningas rezoliucijas dėl tų pasiekmių, kurias turi patirti Rusija ir patraukti ją atsakomybėn. Mes toliau turime kurti išsame tęstinę sistemą, kuri numatytų atsakomybę už Rusijos įvykdytus nusikaltimus ir mes pirmą kartą turime pasiūlymą įsteigti specialųjį tribunolą, kuris tirtų agresijos nusikaltimus. Tai yra per daug kontroversiškas ir ambicingas klausimas, tai buvo teigiama ir asamblėje taip pat buvo netgi kritikuojama, dėl to šiandieną mes tapome inovatoriško mąstymo centru ir praktiškai aptarėme įvairiose tarptautinėse platformose, taip pat ir tarp ministrų. Labai džiugu matyti, kad dauguma mūsų sprendimų jau yra įgyvendinama, taip pat ir tarptautinis žalos registras, kuris yra labai svarbus ir labai svarbi išsamios sistemos dalis. Tai parodo mūsų tarptautinį bendradarbiavimą. Taip pat tai leis surinkti visus įrodymus, juos klasifikuoti, organizuoti ir kai tik tai taps įmanoma, teisingumas ir reparacijos turės būti pritaikytos. Tačiau šiandieną karas Ukrainoje toliau vyksta, ukrainiečiai žūsta, yra sužlugdomos vaikų ateitis, yra sunaikinama infrastruktūra ir namai. Tai
reiškia, kad mes turime daryti viską, ką galime ir koncentruotai, kad Ukrainoje užtikrintume taiką. Ne šiaip bet kokią taiką, bet kokią kainą, bet tai turi būti paremta teisingumu ir laikantis teisės viršenybės. Mes turime užtikrinti Ukrainos teritorinį integralumą ir spręsti Rusijos agresijos pasiekmes. Mes turime visiems nukentėjusiesiems užtikrinti tinkamą teisingumą. Mes visada prisiminsime, kad turime padaryti daugiau, turime patriguminti savo pastangas, turime suvokti, kokia yra padaryta žala, įgyvendinti atskaitomybės sistemą ir dabar pats laikas paversti tą registrą visaverčių tarptautinių kompensavimo mechanizmų, kuriuo galima būtų priimti ieškinius ir nukentėjusiesiems išmokėti žalos atlyginimą. Tam turime panaudoti Rusijos įšaldytą turtą. Mūsų rezoliucijos parodo, kaip tai galima padaryti, visiškai laikantis tarptautinės teisės. Toliau kitą mūsų asamblėjos ankstyvąjį pasiūlymą, tai yra sukurti specialųjį agresijos nusikaltimų tribunolą, kuris Rusijos federacija patrauktų atsakomybę ir įvardintų nusikaltimus. Rusijos pradėtas karas pradėjo visuomenės kančią ir mes turime 42 šalis ir organizacijas, kurios yra pasiruošusios įsteigti tokį tribunolą ir tai būtų kompromisinis sprendimas. Ir dar kartą tai labai svarbus vaidmuo, kurį Europos taryba turi atlikti. Mes toliau jaučiame spaudimą tai daryti. Praėjusią sesiją birželio mėnesį mes atsižvelgėme į tai, kas buvo padaryta ir toliau rengėme savo pasiūlymus. Taigi dabar mes turime konkrečiai ir prasmingai vykdyti tolesnės savo diskusijas. Asamblėja padarė išvadą, kad vieningai priimta rezoliucija, kad turi būti sukurtas specialusis tribunolas ir tam pritarė labai didelė valstybių narių dalis ir kitų tarptautinių organizacijų dalis. Ir tai yra geriausia ir tikslingiausia priemonė tiek iš teisinės pusės, tiek iš teisėtumo pusės, kaip patraukti Rusiją ir Rusijos karinę ir politinę vadovybę atsakomybėn už šios agresijos nusikaltimus. Reikia išlaikyti greitį, kuriuo siekiama įsteigti šitą tribunolą ir tikiuosi, kad šita konferencija ministrams bus labai didelė paskata veikti labai greitai ir sukurti reikiamas teisinės struktūras. Norėčiau pasveikinti Nyderlandus ir už tai, kad pateikė pasiūlymą Hagoje įkurti šitą tribunolą. Tai būtų tinkamiausia vieta. Europos tarybos parlamentinės asamblėjos manymu negali būti taikos pasaulyje, jeigu Rusija nebus patraukta atskaitomybėn, nes tai matome iš daugybės karų ir konfliktų ir niekada neturime pamiršti savo pamokų. Asamblėja toliau pasisakys už tai, kad turi būti sukurta išsami sistema ir įvairūs mechanizmai, kurie padės pasiekti šitą teisingumo tikslą, siekiant taikos. Esu tikras, kad mes Europoje su savo partneriais būsime vieningi su Ukraina ir išlaikysime savo pažadus. Mes matome, kaip ukrainiečiai gina savo namus, savo tėvynę, pagrindinės vertybės, žmogaus teisės, teisinę valstybę, tas vertybės, kuriomis yra paremtas Europos žemynas. Mes turime mąstyti inovatoriškai ir drąsiai. Dėkoju už šias diskusijas. Na ir dar kartą, slava Ukrainai. Thank you, Lukas. Ačiū, Lukai. Dabar norėčiau pakviesti Ukrainos Europos integracijos ministro pavaduotoją Liudmilą Suchok. Ji kreipsis į mus nuotoliniu būdu. Dear colleagues, on behalf Kolegos,
Teisingumo ministro vardu ir aš asmeniškai taip pat norėčiau pasveikinti visus šio renginio dalyvius. Man didelė garbė dalyvauti šioje konferencijoje ir išsakyti paramą Europos tarybos teisingumo ministrų deklaracijai. Ukraina yra tapusi Rusijos federacijos invazijos auka. Jau invazija vyksta 3 metus ir Rusijos federacijos agresija prasidėjo 2014 metais. Kasdien šalis agresorė vykdo siaubingus tarptautinius nusikaltimus, kuriems negalioja senatis ir jie apima įvairiausius teisės ir karo teisės pažeidimus, nusikaltimus prieš karo belaisvius, civilinę populiaciją, taip pat civilinės infrastruktūros griovimą. Rusijos karas prieš Ukrainą yra didžiausias ir siaubingiausias karas Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Todėl negalime leisti, kad agresoriaus nusikaltimai liktų nenubausti. Labai svarbu, kad visi šalies agresorės atstovai būtų patraukti atsakomybėn. Ir dėl to Ukrainos parlamentas patvirtino Romos statuto ratifikavimo įstatymą. Tokiu būdu Ukraina pademonstravo pasauliui, kad yra pasiruošusi ne tik bendradarbiauti, tačiau tapti nuolatinę nare, dalyvaujančią nuolatinėje institucijoje įsteigtoje siekiant persekioti tarptautinius nusikaltimus. Ir mes taip pat žengėme Europos integracijos žingsnius. Noriu paminėti, kad pagal 23 ES acquis straipsnį Ukraina stengiasi gerinti teismų sistemos kokybę, nešališkumą. Ir 24 straipsnio, TVR straipsnio kontekste Ukraina teisėsaugos institucijas ir ypač prokuratūrą, taip pat saugumo agentūrose įdiegs Europos standartus, tyrimo standartus, įrodymų rinkimo standartus. Tokiu būdu įrodymai galės būti saugoti, taip pat bus užtikrinta ekstradicija ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas. Kolegos, baigiant norėčiau nuoširdžiai padėkoti už jūsų nuolatinį bendradarbiavimą ir teikiamą paramą. Dėkoju. Thank you, Liudmila Suhak, and please share. Ačiū Liudmila Suhak ir prašyčiau ministrui Maliuskai taip pat perduoti mūsų kuo geriausius linkėjimus. Ir dabar norėčiau suteikti žodį poniai Verai Jurovai, Europos komisijos vicepirmininkiai. Ačiū, ministrė Dobrovolska, ponė Burič, kolegos, ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau padėkoti ministrai už tai, kad priėmė mus čia Vilniuje. Nors aš nedalyvavau vakarienėje, bet dėkoju vis tiek už tai, kad pakvietėte mane į ją. Nedalyvavau dėl organizacinių poreikių. Tačiau labai dėkoju už tai, kad surengėte šią konferenciją, priėmėte mus čia. Taip pat dėkoju už tai, kad į darbotvarkę įtraukėte tiek daug svarbių klausimų, tarp jų dirbtinio intelekto konvencija, kurią ką tik pasirašėme, taip pat naujosios konvencijos patvirtinimas po dėrybų su partneriais Europoje ir kitur dar sykį patvirtina, koks svarbus yra Europos tarybos indėlis, formuojant globalias taisyklės, reglamentuojančias vieną aktualiausių mūsų laikų klausimą – technologijas, taip pat ir dirbtinį intelektą, kuris turi toliau būti kuriamas paisant mūsų bendrų pagrindinių vertybių. Kitaip tariant, žmonės turi likti skaitmenės transformacijos centre. Negalime apsiriboti tik tais objektais ar duomenų donorais. Taip pat bendrai su partneriais esame įsipareigoję puoselėti pagrindinės vertybės ir
būtent šią dvasę kalbame apie mūsų šios dienos pagrindinę temą. Tai yra atsakomybės už tarptautinius nusikaltimus Ukrainoje temą. Ir prisimename, kokie žiaurumai buvo įvykdyti Bučoje prieš 2 metus ir turime padaryti viską, ką galime, kad nusikaltėliai būtų patraukti atsakomybėn. Šiandieną mes kalbame apie 140 000 pradėtų bylų dėl įtariamų žiaurumo nusikaltimų visoje šalyje. Nukentėjusieji šeimos Ukrainoje galbūt šiandieną mano, kad teisingumas yra nepasiekiamas. Tačiau būtent todėl labai svarbu, kad mes čia susibūrėme kartu. Rusijai tęsiant savo agresiją, mes turime pademonstruoti savo stiprų tarptautinį įsipareigojimą siekti atsakomybės ir teisinės valstybės. Turime nuolat siųsti aiškę žinę, kad tarptautinių nusikaltimų Ukrainoje atsakomybės už šios nusikaltimus nepavyks išvengti. To neleisime ir tam imsimės konkrečių operatyvinių žingsnių. Kaip jau aptarėme per pirmąją sesiją šiandieną, karo metu labai sudėtinga rinkti ir saugoti įrodymus. Po invazijos į Ukrainą Europos Sąjunga ėmėsi pirmųjų pastangų spręsti šiam klausimui. Pavyzdžiui, Eurojustas, Europos Sąjungos baudžiamojo teisingumo bendradarbiavimo agentūra įsteigė duomenų bazę, kurioje saugomi ir analizuojami tarptautinių nusikaltimų įrodymai. Šiandieną šioje duomenų bazėje yra daugiau nei 2000 failų. Jau dabar matome, kad ši sistema padeda surasti ryšį, pamatyti bendrą vaizdą. Ten yra duomenų iš įvairių jurisdikcijų, taip pat ji padeda identifikuoti tam tikrus modelius, kurie po to parodo, kad buvo padarytas nusikaltimas žmogiškumui. Ir šie duomenys jau padeda bendrai tyrimų komandai, įsteigtai 22 kovo mėnesį, susidedančiais iš Eurojust, Europolo, 6 valstybių narių, Ukrainos ir taip pat pirmąjį kartą Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroro atstovų. Ir ši darbo grupė taip pat prisidėjo prie arešto orderių išdavimo, įskaitant ir orderį prezidentui Putinui. Norėčiau pakartoti Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroro Karim Khan pasakytus žodžius, kad Ukrainoje matėme tamsą ir kančią, tačiau dėl to tarptautinė bendruomenė rado naujų būdų dirbti ir kurti naujas partnerystės, dėl kurių mūsų ryžtas siekti teisingumo tik sustiprėjo. Tai pasakytina ir apie besitęsiančias diskusijas dėl specialiojo tribunolo agresijos nusikaltimams tirti įsteigimo. Apie tai dar šiandieną kalbėsime. Europos komisija aktyviai dalyvauja šiuose dėrybose, taip vadinamosios KOR grupės kontekste. Pastaruoju metu buvo padaryta svarbi pažanga, taip pat ir Europos tarybos indėlio dėka. Jai norėčiau padėkoti. Aš laukiu šios dienos mūsų diskusijų. Jos mums padės padaryti dar didesnę pažangą ir KOR grupė susitiks kitą kartą Vienoje rugsėjo 17 dieną. Norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Lietuvai už tai, kad įtraukė šį svarbų klausimą į šios dienos darbotvarkę. Be to, kad patiestume pagrindus veiksmingam persekiojimui, turime nepamiršti, kad teisingumo negalima bus įvykdyti be reparacijų. Rusija privalo sumokėti už žalą, kurią jos agresija padarė Ukrainai. Ir čia vėlgi Europos tarybos indėlis buvo be galo svarbus, nes buvo įkurtas žalos registras, kuriame užfiksuoti visi įrodymai ir informacija apie paraiškas dėl žalos atlyginimo ar praradimų, dėl kurių nukentėjo ukrainiečiai. Ir tai yra pirmasis žingsnis steigiant bylinėjimosi ir kompensacijos mechanizmus. Ir nuo pat pradžių Europos Sąjunga pasisakė už tai, kad būtų įtrauktas ir finansinis
registras. Todėl džiaugiuosi šių metų birželio sprendimu dėl to, kad mes taptume pilna teisę šio registro nare. Ir remdamėsi šiomis pačiomis vertybėmis ir tikslais mes dalyvaujame dėrybose dėl prašymo atlyginti žalą komisijos. Tai ne tik teisinis atsakas į Rusijos agresiją, tai simbolizuoja platesnį įsipareigojimą siekti teisinės valstybės ir platesnių, stipresnių teisingumo sistemų, nes tai yra bendra ES ir Europos tarybos vertybė. Deja, per pastarosius metus pamatėme, kad teisinės valstybės prioritetas nėra visuomet pats svarbiausias. Ir todėl labai džiaugiuosi žingsniais, kurių ėmėsi Ukraina, ratifikuodama Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą. Tokiu būdu buvo pasiųsta labai svarbi žinutė, kokios svarbios yra tarptautinės taisyklės ir jomis grįsta tvarka. Ir tikimės, kad tai taip pat padės užtikrinti, kad nusikaltėliai būtų nubausti. Kolegos, ponios ir ponai, Buča, Irpinė ir daugybė kitų vietų pakilo iš pelenų po Rusijos karinės okupacijos. Stogai buvo pataisyti, mokyklos buvo atstatytos, tačiau išliko daugybė randų, kurių pinigai nepanaikins. Teisingumas nukentėjusiems yra esminė gyjimo proceso dalis. Tai užtruks daugybę metų. Ir todėl esame atsakingi už tai, kad padarytume viską, ką galime, kad šis procesas būtų kuo sklandesnis. Tai nėra paprasta, bet įmanoma. Kaip ir sprendžiant baudžiamąją bylą, viską turime daryti sistemiškai ir žingsnis po žingsnio. Europos Sąjunga kartu su tarptautiniais partneriais, kaip kad Europos taryba, ir toliau eis koja kojon ir palaikys Ukrainą. Slava Ukraine. Thank you, Ms. Jourova. Ačiū, ponė Jourova. O dabar prieš pradėdami pirmąją sesiją norėčiau paraginti jūs prasimankštinti ir taip pat nusifotografuoti bendroje nuotraukoje rūmų kiemelyje. Prašytume visus ten eiti. Let's begin. Ladies and gentlemen, members of the press, welcome to the press conference of the informal conference of Ponios ir ponai, žiniasklaidos atstovai, sveiki atvykę į spaudos konferenciją. Ir tie iš jūsų, kas atvykote iš kitur, sveiki atvykę į Lietuvą. Ir turime šiandieną įvairių svečių. Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska, Europos tarybos generalinė sekretorė Marija Petinovič-Buvič ir jo ekscelencija Ukrainos ambasadorius Lietuvos Respublikoje Petro Bešta. Ir iš pradžių išklausysime trumpų įžanginių kalbų dalyvių, o paskui galėsite užduoti klausimus. Taigi paprašyčiau Lietuvos teisingumo ministrės pradėti pasakant įžanginę kalbą. Thank you very much. Labai dėkoju, ponė generalinė sekretorė, ponė ambasadoriau, žiniasklaidos atstovai. Man didelė garbė pasveikinti jūs Vilniuje, Lietuvoje, besibaigiant Lietuvos pirmininkavimui Europos taryboje. Nuo pirmosios dienos Lietuvos prioritetai šiame pirmininkavime apėmė ir paramą Ukrainai, demokratijos, žmogaus teisų, laisvės ir teisinės valstybės apsaugą. Manau, kad teisingumo ministrų konferencija Vilniuje, šalyje, kuri palaiko ir palaikys Ukrainą,
atspindi mūsų vieningumą ir įsipareigojimą dirbti kartu, siekiant atsakomybės už tarptautinius nusikaltimus padarytus prieš Ukrainą ir Ukrainoje. Nes Europos taryba kartu su valstybėmis narėmis ir partneriais neturi kito pasirinkimo, kaip tik tai ginti mūsų pagrindinės vertybės, kurias atstovauja Europos taryba ir kurias ginti ji ir buvo įkurta. Tarptautiniai nusikaltimai Ukrainoje atliekami kiekvieną dieną. Ir brutalus Poltavos užpuolimas įrodo, kad agresorius neplanuoja sustoti. Remiantis Ukrainos NVO informacija, kas 5 ukrainietis arba yra patyręs arba matęs karo nusikaltimus. Tiesa yra dar žiauresnė. Kiekvienas ukrainietis yra nukentėjęs nuo tarptautinės agresijos. Ir specialaus tribunolo įkūrimas yra, poreikis įkurti specialųjį tribunolą yra akivaizdus. Tarptautinė bendruomenė sutarė, kad Putinas ir jo bendrininkai yra atsakingi už agresijos nusikaltimus, tačiau jau daugiau nei 2 metus mes vis tik diskutuojame aspektus susijusius su specialiojo tribunolo dėl prieš Ukrainą padarytų agresijos nusikaltimų įsteigimo. Mes pademonstravome savo valią įsteigdami tarptautinį persekiojimo centrą dėl agresijos nusikaltimų. Taip pat pademonstravome konsensusą, priimdami aišku sprendimą dėl žalų registro įkūrimo. Dėl šios priežasties manau, kad Europos tarybos indėlis, taip pat politinė valia įsteigti specialųjį tribunolą ir partnerių parama bus konsoliduota. Ir tikiuosi, kad šios dienos diskusijos Vilniuje mums vėl primins, kodėl atvykome čia į Vilnių. Kartu su Ukrainos draugų lyderystė turime užtikrinti, kad neįsigalėtų nebaudžiamumas ir kad tarptautinių nusikaltimus padarę nusikaltėliai būtų patraukti atsakomybėn. Ir kad agresorius sumokėtų kainą už padarytą žalą. Pone Europos tarybos generalinė sekretorė, dabar žodis jums. Ministrė, ambasadoriau, spaudos atstovai, kolegos, aš norėčiau pradžioje padėkoti pirmininkaujančiai Lietuvai, taip pat ministrei Dobrovolskai ir jos komandai už tai, kad suorganizavo šią svarbę konferenciją. Ir prieš pereinant prie konferencijos temos, norėčiau padėkoti už jūsų svetingumą, už tai, kad šiltai priėmėte mus nuostabiame Vilniuje. Daugiau nei prieš 2,5 metų, tęsiantis Rusijos neteisėtai ir brutaliai agresijai Ukrainoje, 46 šalių teisingumo ministrai susirinko, kad aptartų kitas skubės priemonės, kurių reikia, kad būtų užtikrinta atsakomybė už tarptautinius nusikaltimus, kuriuos padarė Rusija šios agresijos metu. Kai ministrai susitiko prieš metus Rygoje, pirmininkaujant Latvijai, jie nutiesė kelią žalų registro įsteigimui. Tas registras buvo įkurtas rekordiškai greitai ir dabar jau yra visiškai veiksmingas. Ir tai pirmas ir labai svarbus žingsnis steigiant tarptautinį kompensacijų mechanizmą, kurį palaikyti pasiruošusi mūsų organizacija. Taip, kaip to reikės. Kompensacijos žalos atlyginimas nukentėjusiesiems yra labai svarbus. Taip pat svarbu neleisti įsigalėti nebaudžiamumui. Nusikaltėliai turi būti patraukti atsakomybėn, baudžiamojon atsakomybėn tiek šalyse, tiek tarptautiniu mastu. Tarptautinė bendruomenė pradėjo diskusijas dėl specialaus teismo įkūrimo ir diskusijose jau padaryta nemažai pažangos. Viena iš galimų opcijų yra susijusi su dvišaliu susitarimu tarp Ukrainos ir Europos tarybos. Šiandien vienos iš sesijų metu bus aptartos įvairios galimybės, kaip šis bendradarbiavimas galėtų vykti.
Koks bebūtų priimtas sprendimas, mes jį palaikysime. Mūsų organizacija yra pasirengusi veikti ir prisidėti prie visų veiksmų, žinoma, jeigu mūsų bus paprašyta tai padaryti. Svarbiausia yra, kad būtų įvykdytas teisingumas. Tai yra iššūkis, su kuriuo susituria tarptautinė bendruomenė ir deklaracija, kurią pasirašys ministrai, bus vienas iš šios konferencijos rezultatų ir tai bus svarbus žingsnis šią linkme. Mes taip pat pasinaudodami šią konferenciją suorganizavome naujos pagrindų konvencijos pasirašymą, konvencijos dėl dirbtinio intelekto, žmogaus teisių ir teisinės valstybės ir labai dėkoju ministrai ir Lietuvos teisingumo ministerijai už šį svarbų žingsnį. Tai bus vienas iš svarbiausių aspektų Lietuvos pirmininkavimo, nes būtent Vilniaus vardas skambės minint šios konvencijos, šio svarbaus susitarimo pasirašymą. O šiandien šią sutartį pasirašė 10 šalių ir tai yra labai daug žadanti pradžia. Tikiuosi, kad ir kitos valstybės paseks šio pavyzdžiu tam, kad ši tarptautinė sutartis, kuri yra atvira ir ne Europos šalims, kad kuo greičiau tai būtų įgyvendinta. Ir baigsiu savo pasisakymą čia. Dėkoju už galimybę pasisakyti ir esu pasirengusi atsakyti klausimus, jeigu tokių būtų. Next is a statement by the ambassador of Ukraine to the Republic of Lithuania, Mr. Petro Bešta. Toliau ponas Petro Bešta, tai yra Ukrainos ambasadorius Lietuvoje. Pone Bešta. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, ministrai, norėčiau labai padėkoti Europos tarybai ir Lietuvai pirmininkaujančiai Europos tarybos ministrų tarybai už tai, kad organizavote šitą neformalią konferenciją, kuria siekiama užtikrinti atskaitomybę už tarptautinius nusikaltimus Ukrainoje. Tai yra mūsų bendros pastangos pasiekti tvarios taikos. To neįmanoma neatstačius teisingumo, neužtikrinus atsakomybės ir kompensacijos už patirtą žalą dėl agresijos karo prieš Ukrainą. Rusija neprisėmė atsakomybės už savo žiaurumus Moldovoje, Čečėnijoje, Sakartvele, Ukrainoje, Kryme. Rusija elgėsi barbariškai ir nežmoniškai ir vykdo agresiją prieš Ukrainą taip, kaip visada anksčiau. Užvakar Poltavoje žuvo 54 žmonės, apie 300 sužeisti. Vakar Rusijos atakų rezultatas Lvive, daugybė žuvusiųjų ir sužeistųjų ir agresorė valstybė turi prisimti atsakomybę ir kompensuoti visą patirtą žalą. Tai yra mūsų pagrindinis tikslas ir mes toliau sieksime įsteigti tarptautinį reparacijų mechanizmą. Viena iš šiandienos temų yra specialiojo tribunolo įsteigimas už karo nusikaltimus prieš Ukrainą. Tai yra labai svarbus žingsnis atstatant teisingumą ir to siekia ir prezidentas Zelenskis. Ukraina Europos taryboje jau kalbėjo apie tai, kaip reikia praktiškai tai įgyvendinti. Mes turime principinę poziciją šio klausimu. Labai dėkojame Lietuvai, pirmininkaujančiai Lietuvai už tai, kad darote spaudimą padaryti ką įmanoma šiais sunkiais laikais. Norime padėkoti prelegentams už pasisakymus, o dabar suteiksime galimybę žiniasklaidai užduoti klausimus. Paprašysiu visų norinčių užduoti klausimą prisistatyti
pristatyti vardų pavardę, pristatyti savo žiniasklaidos kanalą ir nurodyti, kuriam iš prelegentų yra skiriamas klausimas, ar visiems. Jeigu norite užduoti klausimą lietuvių kalba, ar klausite lietuviškai, ar angliškai. Prašome. Good afternoon, Paulius from BNS. Sveiki, BNS. Klausimas generaliniai sekretoriai. Jūs minėjote 2 dokumentus. Sutartis, kurią šiandien pasirašė 10 šalių ir dar vieną sutartį, kurią pasirašys šalys vėliau. Gal galite padetalizuoti, koks yra šių sutarčių turinys? Sutartis, kuri buvo pasirašoma, tai yra dirbtinio intelekto, žmogaus teisų ir tarptautinės teisės sutartis. Mes esame dėkingi už tai. Per šias dėrybas buvo labai svarbu, kad ties tuo dokumentu dirbo apie 70 skirtingų suinteresuotųjų šalių, ne tik 46 šalis ir stebėtojos valstybės, bet ir daugelis kitų šalių iš viso pasaulio. Tarp jų kai kurios šį rytą pasirašė šią sutartį, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos, Izraelis ir kitos. Mes taip pat turėjome privatųjį sektorių ir taip pat pilietinės visuomenės atstovų. Tai užtruko, nes mes pradėjome dėrybas ir galimybių studijas per pandemiją. Tad darbai sulėtėjo tuo metu, tačiau galiausiai kovo mėnesį mes susitarėme, visi sutarė, kad tos sutarties reikia. Mes veikiame labai greitai, tad labai džiaugiuosi, kad pirmininkaujančioji Lietuva ir pati ministrė labai norėjo suorganizuoti šią pasirašymo ceremoniją Lietuvoje. Šalims nebuvo lengva pasiruošti pasirašymui, nes tai reikia teisinių veiksmų savo šalyse, tačiau visgi buvo 10 pasirašiusiųjų valstybių, tad tikimės, kad dar kelios prisijungs, buvo svarstoma, ar jos atvyks čia ir tikiuosi, kad bus ir kitų pasirašiusiųjų vėliau. Šios sutarties mums reikėjo ir ją rengėme labai greitai. 5 šalys ratifikavo ją ir 3 iš tų šalių buvo iš Europos tarybos narių. Tai reikia daryti labai greitai, nes DI vystosi labai greitai ir turėdami teisinę bazę mes galėtume ją taikyti ne tik Europoje, bet visame pasaulyje. Tai gali vystytis taip, kad jeigu neturėsime bazės, tai smarkiai ir neatstatomai gali pažeisti žmogaus teises ir demokratinės sistemas. Šiandieną mes aptarsime ir atsakomybės sritį, o apie tai kalba kitas sutartis, apie tai praėjusiais metais Rygoje tarp ministrų kalbėjome, tada mes pradėjome žalų registrą ir juo siekiama, kad Rusija prisimtų atsakomybę už nusikaltimus įvykdytus Ukrainoje. Kaip jau minėjau, šitas registras jau veikia ir tai yra tik pirmasis žingsnis. Apskritai kuriant bendrąjį kompensacijų mechanizmą, kurį minėjo abu prelegentai. Taigi, ko mums iš tiesų reikia, kaip tarptautiniai bendruomeniai, ne tik Europos tarybai, tai yra žalos atlyginimo mechanizmo, kuris turėtų būti kuriamas po to registro. Tai yra viena iš dalių susijusių su atsakomybė. Kitas dalykas, kurį mes šiandien aptarsime, tai yra galimas to specialaus tribunolo sukūrimas, jis skirtas agresijos nusikaltimams tirti. Mes apie tai kalbėjome per mano pirmąjį vizitą po to, kai buvo įvykdyta agresija prieš Ukrainą ir aš kalbėjau apie tai su prezidentu Zelenskiu. Ir šis specialusis tribunolas turėtų būti įsteigtas kiek įmanoma greičiau ir Europos taryba dabar mąsto, ar mes galėtume būti tie, kurie
tai organizuotų su Ukraina ir kitais partneriais, ar tam tikslui pasitarnautų ir kitos priemonės, kad teisingumas būtų užtikrintas. Taigi tai yra tęstinis darbas, diskusijos toliau tęsiamos. Mes tai darome pagrindinėje grupėje, kuri apima apie 40 skirtingų šalių, veikėjų ir organizacijų. Europos taryba tame dalyvauja. Mes turime atsižvelgti į įvairias galimybės ir tai būtų vienas iš pasirinkimų įsteigti tokį specialųjį tribunolą, tyriantį agresijos nusikaltimus Ukrainoje. Tai būtų daroma remiantis dvišalių susitarimų tarp Ukrainos ir Europos tarybos. Taigi, ką šiandieną aptars ministrai, tai skirtingas galimybės, tačiau tikrasis sprendimas dėl to, kas turi būti daroma ir ar daroma, ir kaip daroma, dėl to specialiojo tribunolo bus priimtas šioje 40 šalių grupėje. Tačiau Europos taryba tikrai atliks visus vaidmenis, kurie bus jai priskirti. Ir aišku, visų pirma, ir dvišalio susitarimo rėmuose su Ukraina. Mes esame patenkinti tuo, kad galime prisidėti šiuo baisiu laikotarpiu Ukrainai ir visam pasauliui. Galėtume pakartoti, kad Europos taryba buvo sukurta po Antrojo pasaulinio karo, siekiant užtikrinti taiką Europoje. Dabar Europoje siaučia pilnavertis karas ir ambasadorius minėjo, kas įvyko prieš kelias dienas ir visa tai vyksta 2,5 metų Europoje ir tai jau matome ir aš pati mačiau kelis kartus besilankydama Ukrainoje. Europos taryba yra tinkama vieta pasakyti, kad mums reikia taikos, teisingos taikos. Kaip minėjo prezidentas Zelenskis. Ir manau, kad būtent mūsų kompetencijų ribose yra užtikrinti, ką galime, organizuoti forumą, kuriame gali būti kuriamas teisingumas, nes tik teisinga ir tvari taika gali būti pasiekta tuo atveju, jeigu mes turėsime šiuos mechanizmus. Ir Ukraina tikrai nusipelno taikos, teisingos taikos. Ačiū. Dėkuoju. Dar vienas klausimas. Prašom, prieikite prie mikrofono. Hello, Janet Anderson, freelance. I'm also directing again to the Secretary General. Klausimas generaliniai sekretoriai. Ar jūs manote, kad dvišalis susitarimas su Ukraina dėl šio klausimo būtų pakankamai tarptautinio pobūdžio ir būtų pakankamas tribunolai steigti, ar valstybės narės irgi galėtų prisijungti ir kiek tada jų turėtų prisijungti? Primenu, kad TBT turėjo sulaukti 60 ratifikacijų, kad būtų įsteigtas. Dėkoju už šį klausimą. Šis klausimas buvo esminis nuo tada, kai pradėjome mąstyti apie šią galimybę. Mes visą laiką sakome, jog mūsų nuomonė reikia stiprios tarptautinės paramos. Mūsų nuomonė tų šalių turėtų būti kaip galima daugiau. Kiek jų turi būti, negaliu pasakyti, bet todėl KOR grupė ir gavo šią sudėtingą užduotį, būtent pagalvoti, kaip visą tai suorganizuoti. Tačiau mes esame pasiruošę palaikyti bet kurią alternatyvą, kuri bus pasirinkta. Aišku, mūsų vaidmuo būtų svarbiausias, jei pasirašytume tą dvišalį susitarimą, tačiau, kaip žinia, mes turime sukaupę daug žinių, patirties, taip pat turime ir teismą, tai susidurėme su įvairiais atsakomybės klausimais susijusiais ir su šia agresija, taigi mes tikrai galime daugybę būdų dalinti savo patirtimi. Bet KOR grupė
kaip jau ir minėjau, konferencijos atidarimo metu, turi dar nemažai klausimų, kuriuos turi išspręsti, kadangi tiek mes norime to ir Ukrainai to reikia, būtent kad, bet koks forumas, kurio rėmose bus įsteigtas šis tribunolas, turi būti veiksmingas ir iš tikrųjų leisti užtikrinti teisingumą, kurio reikia, kad užgytų žaizdos. Aišku, tai užtruks ilgą laiką, tačiau be teisingumo to užtikrinti apskritai nepavyks. Taigi šis klausimas dar išlieka atviras ir būtent todėl ši konferencija buvo tokia reikalinga ir būtent todėl esame be galo dėkingi Lietuvai, kad ji imasi šio klausimo, nes kai kurie klausimai aptariami čia, buvo aptarti ir KOR grupėje ir bus aptariami ir toliau. Kai kuriems klausimas atsakymai dar nerasti, tačiau Europos tarybos vardu galiu pasakyti, kad štai jūs klausėte, ar gali būti daugiau šalių. Na, viena iš priežasčių, kodėl veikiame greitai ir vieninteliai pateikėme atsakymą į greitą žalų registro įsteigimą, todėl, kad turime teisinį instrumentą, tai yra išplėstiniai daliniai susitarimai. Realybėje tai reiškia, kad ne kiekviena iš 46 valstybių narių turi būti sutarties šalimi, bet kas to nori iš kitų pasaulio šalių, irgi gali tam tikromis sąlygomis prisijungti. Aišku, mes norėjome, kad būtų daugiau šalių iš viso pasaulio, kurios prisijungtų prie registro. Dabar jame yra 44 dalyvės ir manome, kad daugiau tų, kurie balsavo už 22 lapkričio rezoliuciją į Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, jie galbūt irgi galėtų prisijungti prie šio registro. Taigi mūsų laukia dar daugiau darbo, tiek šalių, tiek tarptautinių organizacijų. Mes turėsime ir toliau dirbti, padėdami Ukrainai, kadangi kuo daugiau šalių pritrauksime, kuo daugiau tarptautinių veikėjų bus, tuo rezultatas siekiant atsakomybės bus geresnis. Taigi tikiuosi, kad ateityje jūsų lauksime daugiau ir kad specialusis tribunolas susilauks didelio palaikymo. Dėkoju. Turime dar 2 klausimus. Edvardas Špokas iš LRT, Lietuvos nacionalinio transliuotojo. Norėčiau paklausti visų dalyvių apie specialųjį tribunolą dėl agresijos nusikaltimams tirti. Tačiau aš norėčiau paklausti jūsų apie iššūkius. Kokie jie yra? Jau užtruko 2 metus tik diskusijos apie tą tribunolą. O ar jis galės tikrai būti įsteigtas, kaip jūs manote? Manome, kad gali būti įsteigtas ir turi būti įsteigtas šis tribunolas iš strateginės perspektyvos. Taip pat dėja, pasaulis keičiasi, kyla vis daugiau neramumų ir nestabilumo. Tai reiškia, kad turėsime prisitaikyti prie naujosios realybės ir sukurti naują teisingumo architektūrą, kadangi prasminga siekti teisingumo ne tik nukentėjusiesiems nuo Rusijos agresijos, bet taip pat ir siekiant užkirsti kelią ateities agresijos aktams. Taigi turime užtikrinti, kad architektūra bus stipri ir 100% galėsime užtikrinti teisingumą visiems nukentėjusiesiems. O ateityje potencialūs agresoriai dar kartą pagalvos prieš imdamiesi veiksmų. Taigi, tai yra esminis mūsų taikos plano elementas. Taip pat ir Europos institucijų atsakomybė užtikrinti, kad būtų reikiami mechanizmai pritaikyti dabartiniams ir būsimiems iššūkiams. Aš dar papildysiu, pasakydama, kad nemanau, jog turime galimybę neįsteigti tokio tribunolo.
turime tarptautinę teisę. Jie tikime ne todėl, kad tai gera mintis, o todėl, kad visa tai paremta kruvinomis mūsų istorijos pamokomis. Praktiškai veikianti tarptautinė teisė reiškia, kad ir toliau galėsime pasitikėti vieni kitais ir toliau bendrauti su kaimynais ir elgtis nuspėjamai. Taigi specialusis tribunolas yra vienintelis atsakymas. Ir tai turėtų būti ne tik regioninis tribunolas. Tai neturėtų būti vieno regiono atsakomybė. Tai yra tarptautinis klausimas. Turime užtikrinti, kad tarptautinė teisė veiktų. TBT tikrai labai greitai ėmėsi veiksmų. Išduoti 6 orderiai arešto, vienas iš jų Putinui. Tačiau viena TBT narė dėja priėmė Putiną ištiesdama jam raudoną kilimą, o ne suimdama jį pagal orderį. Taigi mes dar laukiame galutinio sprendimo dėl specialio tribunolo įsteigimo. Laukiame svarbių rezultatų tiek Ukrainoje, tiek kitur, nes dabar neturime kitų būdų sustabdyti Putino. Turime užtikrinti ne tik agresijos pabaigą, bet taip pat ir, kad tarptautinė bendruomenė ir toliau galės pasitikėti vieni kitais. Ačiū, kad suteikėte progą man dar išsamiau paaiškinti. Visiškai sutinku, kad privalome spręsti agresijos nusikaltimo klausimą. Tai jau išsamei aptarėme tarptautiniuose teisininkų susitikimuose. Šis siaubingas tebevykstantis karas parodo, kad atėjo laikas įsteigti tokį tribunolą, taigi sutinku su ministre ir tikiuosi, kad šį kartą tarptautinė bendruomenė ras tinkamą atsakymą. Aišku, nesakau, kad tai bus lengva, prireiks dar daugiau diskusijų, kurios užtruks. Tačiau manau, kad šio darbo tikslas yra, kad koks sprendimas bebus priimtas, tai turės atitikti tarptautinę teisę. Ministrė kalbėjo apie tarptautinės teisės nesilaikymą, dėja tai stebime. Tačiau sutinku, kad jeigu būtų jau buvęs toks tribunolas, jis tikrai būtų tam tikrą prasme pasitarnavęs kaip atgrasimo priemonė. Ir jis dabar prisidės ne tik prie žaizdų gijimo ir ne tik patraukiant atsakinguosius už žiaurumus Ukrainoje atsakomybėn, bet taip pat jis pasitarnaus ir ateityje, užkertant kelią galimoms kitoms agresijoms. Nes bus aiškiai pasakyta, kad jei peržengsi šią raudoną liniją, būsi nubaustas ir rimtai nubaustas. Taigi, jūs klausėte apie iššūkius. Aš jau įžanginėje kalboje apie tai kiek kalbėjau. Tačiau noriu paminėti 2 svarbius klausimus. Tai pirma, imunitetas, o antra, agresijos nusikaltimo apibrėžtis. Labai aiškiai sakiau ir savo įžanginėje kalboje, kad jeigu norime, kad, kaip mano kolegos teisininkai pasakytų, kad būtų tikrai neįveikiamas ir atsparus, neapeinamas principas ar nuostata, nekvestionuojama nuostata, tai būtų labai svarbu. Kalbant apie to tribunolo darbą ateityje. Aišku, dar daug ką reikia padaryti, išspręsti iššūkius. Taip pat reikia visuomet paisyti teisinės valstybės principų, nes Europos taryba yra žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės sergėtoja. Ir bet koks sprendimas, koks bus priimtas, jis turės būti teisiškai solidus.
ir nepriekaištingas. Taigi tikiuosi, kad visi į tai atsižvelgs. Tačiau, aišku, dar mūsų laukia nemažai darbo. Ačiū, ponia ambasadoriau, ministrė, generalinė sekretorė. Deja, mūsų laikas baigėsi. Turime tęsti konferenciją. Priminsiu visiems, kad visų organizacijų esančių čia spaudos atstovai ir toliau liks ir lauks jūsų klausimų. Galite su jais susisiekti. Dėkoju Jums už klausimus ir baigiame šią spaudos konferenciją.